Sveiki, mano vardas Renata Minkevičiūtė, aš dirbu Vilniaus universitete astrofizike ir šiandieną noriu atsakyti į Emos klausimą, kodėl Žemė sukasi. Iš tikrųjų, šitas klausimas yra keblus, nes norėčiau paklausti Emos, ką jinai turi omeny, sakydama Žemė sukasi, nes Žemė sukasi ir aplinkui Saulę, ir aplinkui savo ašį. Aplinkui Saulę Žemė sukasi todėl, kad tiesiog taip vėlgi susiklostė istoriškai ir mes turim pakalbėti, kaipgi apskritai susiformavo Saulė ir Saulės planetų sistema. Saulė su planetomis atsirado iš didžiulio vandenilio dujų debesies, kuriame yra ir šiek tiek dulkelių. Ir būna taip, kad tas vandenilio debesis pradeda pats į save trauktis. Jisai traukiasi, mažėja, spaudžiasi, tankėja ir sukasi aplinkui tokią įsivaizduojamą ašį. Galiausiai tas debesis susiploja iki disko. Ir kuo tas diskas vis labiau plokštėja, tuo greičiau sukasi visa ta medžiaga. Tai pačiame to disko centre atsiranda Saulė, mūsų žvaigždė, o likusioje disko dalyje atsiranda planetos, įskaitant ir mūsų Žemę. Ir kadangi tas diskas sukosi, Žemė išsaugo tą patį sukimąsi, jinai sukasi tą pačią kryptimi, kaip ir kažkada prieš tai sukosi dujų ir dulkių diskas, kuriame Žemė atsirado. Bet kol dar nebuvo Žemės, kol tai buvo tiesiog dulkelės, jos jau irgi turėjo savo tokį pradinį sukimąsi, jos neskrenda stabiliai stovėdamos taip į priekį kaip Supermenas, jos iš tikrųjų irgi sukasi. Ir kai jos sukimba, vis labiau sukimba, didėja, gniutulas formuojasi vis didesnis, jis ir toliau sukasi. Galiausiai, kai atsiranda pakankamai didelis objektas, toks kaip mūsų Žemė, dėl gravitacijos jis ima spaustis ir vis greičiau suktis. Kai mūsų Žemė susiformavo, iš tikrųjų jinai sukosi daug greičiau negu kad sukasi dabar aplinkui savo ašį. Dabar Žemė apsisuka per 24 valandas, o tada jinai apsisukdavo greičiau nei per 10 valandų. Mūsų para išaugo todėl, kad mes turim labai didelį kaimyną Mėnulį. Mėnulis nuo mūsų tolsta ir pamažu stabdo Žemės sukimąsi aplinkui savo ašį. Gali būti, kad dar po kokių milijono metų mūsų para bus dar ilgesnė, negu kad yra dabar. Tai va tokia būtų istorija apie Žemės sukimąsi.